Labas, neprilygstamoji, čia Linas Matulis, gyvenimo dizaino laboratorija ir mažas trumpas svarbus pranešimas. Jau vos už poros savaičių startuoja naujas Atgauk savo tikrąją galią kursas. Ir ta proga aš nusprendžiau, kad nuo šiol kiekvieną dieną iki pat kurso starto, iki pat gegužės 1 dienos, aš įrašysiu po vieną trumpą, įkvepiantį vertingą video, kuriame ne tik papasakosiu, kas būtent yra tas Atgauk savo tikrąją galią kursas, kodėl jisai gali būti toks vertingas tau, kodėl jisai taip veža tiek mane patį, tiek visą GDL komandą ir visą praėjusio kurso bendruomenę, bet ir pasistengsiu, kad kiekvienas šitas mažas video turėtų labai aiškę, labai konkrečią, praktiškai pritaikomą, vertingą informaciją, kurią tu gali imti ir naudoti dabar pat. Nesvarbu, ar tu nuspręsi prisijungti prie mūsų ir dalyvausi Atgauk savo tikrąją galią kurse, ar tiesiog žiūrėsi šitos video tam, kad gautum kažką vertingo. Ta informacija bus praktiškai pritaikoma, tu ją gali imti ir naudoti dabar pat tam, kad labai konkrečiais, labai mažais, praktiškai žingsniais keltum savo gyvenimo kokybę į vis naują lygį. Ir keliautum savo širdies keliu į ten, kur tu iš tikrųjų nori būti. Ir pradėti norėjau nuo vieno, bet labai magiško, mažo suvokimo, kad kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų turim savo vidinį kompasą. Savo vidinį kompasą, kuris labai aiškiai parodo, ar tu keliauji savo autentiško gyvenimo keliu pagal savo širdį, keliu, kuris geriausiai darbina tavo unikalią konfiguraciją, ar tu esi įstrigęs visuomenės normų ir svetimų tikslų suformuotoj gyvenimo krypty, kurią aš vadinu nematoma kryptis. Eini savo autentiško gyvenimo keliu arba keliauji nematomą kryptim, kurią primeta aplinka. Ir kiekvienas iš mūsų turim labai aišku vidinį kompasą, vidinę navigacinę sistemą, kuri leidžia tą atskirti. Čia geras dalykas, nes tu tikrai nenori praleisti savo gyvenimo įstrigęs toj nematomoj krypty, ar ne? Jeigu žiūri šitą video, tikiu, kad taip. Tai dabar labai gerai, viskas čia labai poetiška, vidinis kompasas, leidžia tau atskirti, bet ką būtent tai reiškia? Geroji dalis, kad tai nėra kažkokia abstrakti metafora. Tavo vidinis kompasas su tavim komunikuoja labai aiškiai, per vieną labai konkretų jausmą. Ir tas jausmas yra, galėjai pagalvoti dabar, ar esi kada jautęs tokį jausmą, kai tu atsibundi ryte ir supranti, kad viskas lyg ir gerai, bet kažkas iš tikro ne taip. Viskas lyg ir gerai, išoriškai lyg ir viskas normaliai, gyvenu taip kaip ir kiti žmonės, bet viduj jaučiu, kad šūdinai. Esi jautęs šitą jausmą? Sveikinu. Tai yra tavo vidinis diskomfortas, tavo vidinis kompasas. Šiaurinė tavo vidinio kompaso rodiklė. Tas nemalonus jausmas, tas vidinis diskomfortas yra šiaurinė tavo vidinio kompaso rodiklė, kuri visada rodo į tuos dalykus, kurie tau atsibodo, kurie atgyveno, kuriems nebėra vietos tavo gyvenime ir tie dalykai, jie tave laiko įstrigusi toje nematomai krypty. Bingo, kai tu šitą pastebėjai, pasveikink save, nes tai yra iš tikrųjų pabudimo metas. Nenukreip savo dėmesio kažkur kitur, nenukreip savo dėmesio nuo to vidinio diskomforto, kuris yra nemalonus, jis tau nepatinka, nes kaip tik šičia dauguma žmonių daro klaidą. Šitą jausmą jaučia labai daug žmonių, galiu garantuoti. 70% amerikiečių nemėgsta savo darbo. Gali įsivaizduoti. Garantuotai dauguma jų, visi jie, jaučia tą jausmą. Viskas lyg ir gerai, bet reikia eiti darbą, kurio nemėgstu. Kodėl jie eina? Nes didžioji dalis eina į tą patį darbą. Nes jie tiesiog ignoruoja, malšina tą savo vidinį diskomfortą. Jie stengiasi kaip nors jo išvengti, laikinai, trumpam. Ignoruoti jį, nepastebėti jo, pabėgti nuo jo. Kaip? Telekas, Facebookas, alus, internetas, tas pats darbas. Svarbu kokį nors rasti būdą, kaip nukreipti savo dėmesį nuo to vidinio diskomforto. Tai nedaryk šito. Nenukreipinėk savo dėmesio nuo vidinio diskomforto į kažkokius laikinus malšintojus. Teleka, Facebooko, alų, perteklinį maistą ir taip toliau. Kodėl? Nes visi šitie dalykai, jie veikia tik trumpą laiką. Tu gali trumpam pabėgti Facebooką, tu gali trumpam išgerti alaus, jis veiks kurį laiką, rytoj atsikelsi, bus dar blogiau. Šitas vidinis diskomfortas, jeigu tu su juo nedirbi, o tiesiog jį ignoruoji, jisai auga.
jisai blogėja, jisai pučiasi. Ir galų gale tu prisikuri problemų gyvenime ir atvedi save į tą vietą, kai tu tai blogai jautiesi, kad net nebenori nieko daryti. Ir aš tą vietą vadinu gyvųjų mirusiųjų zona. Ir jeigu pagalvosi, tai iš tikrųjų yra ganėtinai tiksli sąvoka. Nes jeigu tu pakankamai ilgai malšini savo vidinį diskomfortą, kokį būdą tu be pasirinktum? Kiekvienas iš mūsų turim vis skirtingus būdus. Vieni lenda į alų, kiti neišlenda iš darbo, kad nereikėtų susidurti su pasauliu. Treti pramogauja be saiko, penkti lošia ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ar ne? Tai, jeigu tu labai ilgai malšini tą savo vidinį diskomfortą, tą nemalonų jausmą, skausmingą jausmą, kas nutinka? Tu ilgainiui pradedi jo nebejausti. Tu taip gerai išmoksti tą daryti, užpilti jį alkoholiu, pasinerti į nesąmonės, į Delfį, leisti gyvenimą Delfyje, arba dar kokiu nors būdu, ar ne? Tai tu tiesiog išmoksti taip gerai malšinti tą vidinį skausmą, kad tu jo praktiškai nebejauti. Ir iš medicininės pusės, tas, kuris nejaučia skausmo, įsivaizduok žmogų, kuris gimė ir jis praktiškai neturi skausmo receptorių, neveikia pas jį, nervų sistemoje skausmo receptoriai. Jisai miršta greičiausiai. Jis turi labai mažai šansų išgyventi. Ir tie žmonės, kurie iš tikrųjų užbukino, numalšino, užglušino savo vidinį diskomfortą, jie iš tikrųjų yra praktiškai tolygus mirusiems. Jie tiesiog nejaučia to skausmo, kuris yra juose, jisai yra, bet jie nejaučia. Tai jeigu tu nejauti skausmo, tu negali jausti ir džiaugsmo. Nėra vieno be kito, ar ne? In ir yang, juoda ir balta. Skausmas ir malonumas. Tai, ilga istorija trumpai. Pastebėjai vidinį diskomfortą, nemalšink jo, nenukreip savo dėmesio nuo jo. Ką būtent daryti? Pradėk žiūrėti, paimk ir padaryk tą dabar pat. Pajutai vidinį diskomfortą, tau kažkas nepatinka. Kas būtent tau nepatinka? Paimi ir susirašai sąrašą, bum. Man atsibodo X, Y, Z mano gyvenime. Man nebepatinka šitie mano įpročiai, aš nebegaliu jų pakęsti, aš neketinu daugiau su jais taikstytis. Ir nesisteng pagražinti situacijos. Čia yra kita klaida, kurią didelė dalis žmonių daro. Ai, nu jo, aš esu per storas, bet aš iš tikrųjų gal netoks storas, mano čia tiesiog tokie genai, aš esu apkinus. Bullshit. Tau čia barankos, lašiniai ant pilvo, gerai, nusirenk, pasižiūrėk į save veidrodyje. Nemalšink, nemažink šito. Ai, bet tai visi žmonės taip gyvena, tai čia normaliai. Nesvarbu, kaip visi žmonės gyvena. Tu nežinai, kaip visi gyvena ir yra pavyzdžių, kurie gyvena afigienai, fantastiškai, palyginus su tavim ir palyginus su manim, ar ne? Nesilygiuok į tą masę, kuri nieko nereiškia. Nesvarbu, kaip visi gyvena. Jeigu tu gyveni taip, kaip visi gyvena, bet jauties blogai, vadinasi turi kažką keisti. Vadinasi turi imtis veiksmo. Tai pirmas žingsnis, kurį tu darai, kai pamatai, kai pajauti, kad kažkas man nepatinka. Kad turiu tą vidinį diskomfortą, viskas lyg ir gerai, bet susirašai visus dalykus, kurie tau atsibodo. Tavyje pačiame, tavo įpročiai, tavo savybės, tavo elgesys, kuris tavo atsibodo, tavo būsenos, kurios tavo atsibodo, galbūt tu nuolat vėluoji, galbūt tu nuolat stresuoji, galbūt nuolat nesilaikai žodžio, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Susirašai. Ir tada kitas žingsnis, ar ne? Šiaurinė rodiklė. Jinai visą laiką labai aiškiai rodo. Tuos dalykus, kurie tavo atsibodo, kuriems nebelaikas tavo gyvenimui, nebėra vietos tavo gyvenimui. Tu turi keliauti toliau, augti. Antras žingsnis, kurį žmonės vėl labai dažnai praleidžia, yra susikurti pietinę savo vidinio kompaso kryptį. Tuos dalykus, kurių tu nori. Labai aiškius, labai konkrečius dalykus. Nes, jeigu pagalvosi, žmonės labai aiškiai žino, ko jie būtent nenori ir kas jiems būtent nepatinka. Man nepatinka mano darbas, man nepatinka mano bosas, oras blogas, valdžia bloga, Pilna dalykų, kurie blogi. Kaimynai blogi, ne? Bet labai mažai žmonių žino, kokio rezultatų jie būtent nori, kokio gyvenimo jie būtent nori, kokios savo gyvenimo aplinkos jie būtent nori. Kai tu jų paklausi, gerai, tai tau nepatinka valdžia, šita valdžia šudina, tai kaip turi atrodyti ideali valdžia? Švietimo sistema bloga, švietimo sistema šudina, tai kaip turi atrodyti ideali švietimo sistema, arba bent jau daug geresnė už šitą? Kažkaip. Tai ir lygiai tas pats galiojas tavo gyvenimui, mano gyvenimui, ar ne? Neužtenka tiesiog žinoti tų dalykų, kurie tau nepatinka. Turi taip pat žinoti tuos dalykus, kurių tu nori. Labai aiškius, labai konkrečius. Susikurt savo pietinę
vidinio kompaso rodiklė. Ta kryptį, į kurią tu nori eiti, ta kryptį, kurią tu nori keliauti. Ir tą padaryti iš tikrųjų yra ganėtinai atsakingas darbas. Tu turi žinoti daug savo dalykų, kad galėtum atsakingai susikurti tą ilgalaikę kryptį, kurią tu turi ir nebesiblaškai, nepradedi abejoti pakeliui. Blemba, ar aš čia gerai susikūriau, gal ta mano kryptis iš tikrųjų netokia. Būtent dėl to Atgauk savo tikrąją galią kursas, mano suvokimu, ir yra toks vertingas. Nes mes dirbam 30 dienų be perstojo. Kad tu labai aiškiai, labai nuosekliai susikurtum savo ilgalaikę gyvenimo kryptį. Labai aiškiai žinotum, ko tu būtent nori ir kodėl tu būtent to nori. Bet tu gali pradėti dabar pat. Gali pradėti dabar pat nuo tokios serijos klausimų. Įsivaizduok. Jeigu gali, pasimk savo užrašų sąsiuvinį, idealiu atveju. Jeigu ne sąsiuvinį, rašyk į kompą arba ant lapų, bet idealiu atveju turėk savo sąsiuvinį arba žurnalą. Ir klausimų serija, kuri padeda sukurti tavo pietinę vidinio kompaso rodiklę, skamba taip. Ką tu nori veikti kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma? Prasideda nuo tokio klausimo. Ir čia svarbus momentas yra, kad dauguma žmonių yra taip įstrigę tame patogume, toj nematomoj krypty, kurioje dabar gyvena, kad kai jie išgirsta klausimą, ką tu nori veikti kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma, jeigu nėra jokių apribojimų, jie bando pabėgti nuo šito klausimo, bet tai taip nebūna. Tai nebūna, kad nėra jokių apribojimų. Tai nebūna, kad aš viską galiu. Nesvarbu. Man trūksta pinigų, aš neturiu laisvo laiko. Nesvarbu. Kai tu žinosi, ko būtent tu nori, tu rasi laisvo laiko, tu rasi būdą, kaip gauti tuos pinigus, kurių tau reikia tam, kad tu galėtum gyventi tą gyvenimo būdą. Pirmiausia, turi žinoti, kokio būtent gyvenimo būdo tu nori. Todėl pamiršk visus apribojimus, pasijaus kaip vaikas prieš kalėdas ir užduok savo šitą klausimą. Atsakyk jį raštu. Ką būtent tu nori veikti kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma? Kur tu nori atsikelti? Su kuo? Ką tu nori veikti pirmiausia, tik pabudęs ryte? Kaip atrodo tavo ryto ritualai? Ką tu nori valgyti? Kur? Su kuo? Ką tu nori veikti pirmoji dienos pusėje? Ką tu nori veikti antroji dienos pusėje? Ką tu nori veikti vienas? Ką tu nori veikti su savo šeima, su savo draugais? Ką tu nori daryti, kad priverstum save kuo labiau augti? Ką tu nori daryti, kad priverstum save patirti kuo daugiau džiaugsmo? Kad darbintum savo kūrybinį potencialą, savo unikalią konfiguraciją kuo geriau? Kad sukurtum kuo daugiau vertės kitiems? Kaip turi atrodyti tavo vakaras? Ką tu nori veikti vakare? Kaip tu nori užbaigti savo dieną? Kokiais ritualais? Kaip tai turi atrodyti? Ką tu darai kiekvieną dieną, jeigu nėra jokių bet? Skirk 3, 5, 10 minučių šitam klausimui. Ir kai rašyk tai brėdi, kaip eina ranka. Ir kai atsakysi šitą klausimą pats savo, tada užduok sekantį lygį šito paties klausimo. Ką tu nori veikti kartą į savaitę? Tai kažkas šiek tiek ypatingesnio, ar ne? Ką tu nori veikti kartą į savaitę? Vienas pats, kad atsigautum, kad leistum savo pabūt, pasimėgauti gyvenimu, pasimėgauti tuo, ką nuveikiai per šią savaitę. Ką tu nori veikti su savo draugais? Ką tu nori veikti su savo šeima? Kur? Kada? Tada vėl 3-5 minutės išsirašai visus įsakymus, keli į dar kitą lygį. Ką tu nori veikti kartą per mėnesį? Tada dar kitą lygį. Ką tu nori veikti kartą į 3 mėnesius, į pusę metų, kartą į metus. Ir pradėsi gauti tuos atsakymus, kaip būtent turi atrodyti tavo gyvenimas. Ne daiktais, ne kaip turi, įsirašyk ir daiktus, jeigu jie ten turi būti. Bet kokiuose būsenose, kokiuose emocijose, kokiuose patyrimuose tu nori leisti savo gyvenimą. Pradėk nuo šito. Jeigu dar nepradėjai šito darbo, tai paspausk pauzę, nusistatyk, kada šito darbo padarysi, padaryk jį. Jeigu tave domina Atgauk savo tikrąją galią kursas, visos detalės yra žemiau. Prisijunk prie mūsų, mes taikom 2 savaičių 100% pinigų grąžinimo garantiją. Tu gali praeiti pusę kurso ir jeigu tau pajausi, kad čia iš tikrųjų ne taip, kaip man atrodė, jokių problemų, jokių papildomų sąlygų, mes tau tiesiog grąžinsim pinigus. Mes taip pasitikim šito kurso kokybę. Jeigu tau atrodo, kad šita informacija gali būti kažkam vertinga, pasidalink, nusiųsk vienam savo draugui. Ir turėk gerą dieną, būtinai padaryk šitą pratimą, kai rasi laiko, geriausia dabar, susitiksim jo labai greitai, rytoj. Iki.